Džiugiau, tu girdėjai apie Parado LT? Ne, o kas tai yra? Tai ir aš nežinau, bet visi aplinkui jau kelias savaitės kalba, kad ten galėsime įsigyti pasaulyje gerai žinomų ženklų ir drabužių aksesuarų. Netgi Armani? Sako, kad taip, tačiau aiškiai niekas taip ir nepasako, kas bus tas Parado. Spauda klausinėjo net stilingiausių šou pasaulio atstovų, tačiau netgi jie niekas negalėjo pasakyti. Be komentarų čia neapsieisime, todėl kalbiname stilistą Mantą Petruškevičių, jis tai tikrai viską papasakos. Jau kuris laikas pramogų ir šou verslo atstovai šnibždasi, jog į Lietuvą atkeliauja žinomiausių mados ženklų paradas, kurį pristatys Parado LT. Tačiau paaiškinti, kasgi tas Parado, negali niekas. Kreipėmės į garsiausią Lietuvos stilistą Mantą Petruškevičių. Gal jis sugebės atskleisti šią paslaptį, kankinančią ne vieną žymų žmogų. Nenoriu išduoti, bet tikrai esu girdėjęs apie Parado. Ir mane vakarėliuose netgi daugelis šou pasaulio žmonių ir pramogų pasaulio gražuolių klausinėja, kas yra Parado. Tai aš manau, daugelis mados mylėtojų sužinos jau greitai. Na Mantuk, nebūk jau toks paslaptingas. Sklinda kalbos, jog jau gegužės mėnesį Lietuvą plūstels garsiausių pasaulyje mados ir stiliaus prekių ženklų, drabužių bei aksesuarų. Tad nebekankink, tiesiai šviesiai, kasgi tas Parado. Aš kol kas nenoriu atskleisti ir noriu išlikti paslaptingas, bet tikrai gegužės mėnesį apie tai daugelis sužinos. Bet kokiu atveju smagu, kad stilių ir kokybę vertinantys žmonės turės dar daugiau galimybių atnaujinti savo garderobą. Na, Mantas sako, Mantas žino. Kągi, lauksime gegužės mėnesio, kuris pasak mūsų taip mylimo stilisto pateiks daugybę staigmenų, kurių didžiausia atsakymas į visų taip trokštamą klausimą. Kasgi tas Parado? Viskas aišku.